Mūsų fizinis smegenis. Anos nebuvo sukurtas žinot, kaip atsiras, kaip ir įvyks dalyką. Anos buvo sukurtas patirti, kaip dalyką įvyks ir prisiminti, kaip dalyką įvyko. Viskas, kas įvyks, padės tavo aukštesnysis tu, nes dabar žiūrėk, kaip tu įeini tom būseną. Kaip tu įeini tom būseną, tu pameti ton lūkestį, tu nežinai, kaip tas atsitiks. Tu paliekti tarpą savo aukštesniajam aš, kad tas pist ir įmes tau visą situaciją, visą sudėlios gyvenimą, kaip tau į to ten eitis, kaip tau to atsidorti tas visas situacijas, atsitiekti, kad tu ir ateitum iki tos manifestacijas. Galbūt tai bus kažkokie kalnai, kur tu turėsi liepti, gal bus kažkokie keli kartą, kur tu turėsi nuversti nuo to dviračiaus, supranti. Bet tai ir lemta. Tai kas nors kaip atsitink, tarkim, bloga tavo gyvenime, nereik galvoti, kai ir pasaulį pabaiga, nes tai gali būti tavo žingsnis, tu gali būti 2 žingsniai iki savo manifestacijos, tu gali pasidauti. Tai žinok, kad visą laiką tavi palaika, tai būk to būseno, dėkok už gyvenimą, mylėk savi, atsipalaiduok, tau net niek nereik planauti, tau visiškai nieką nereik planauti, visą tą ir tą aukštesnys aš visko už tai padarys. Gyvenk, krikštauk, gyvenk pozityviai, su savo tą vizualizaciją, jei kitom būseną, tiesiog paleisk lūkestį ir tiesiog gyvenk, leisk aukštesniajam aš ton tarpą, kaip tas dalyks, ton planą užpildyti, vietoj tavis, už tavi. Tiesiog atsipalaidauk, viskas, grina, atsipalaidauk.